Ar yra tai buvę, kad vos tik pabundi ir jau jautiesi pavargusi? Tarsi gyveni, bet nėra jėgų jausti gyvenimą. Viskas aplink lyg spaudžia, o viduj tuščia. Tokia savijauta ne visada dėl miego trūkumo ar per daug darbo. Kartais tai tiesiog būsena, kuri tampa tarsi įpročiu. Ir ją galima pakeisti. Mūsų smegenys klauso, ką mes patys savo sakome. Kai vis kartoji, neturiu jėgų ir vėl tas pats, nenoriu keltis, kūnas ir protas tuo tiki. Bet jeigu pakeiti tą vidinį kalbėjimą, keičiasi ir būsena, ir energija. Taip veikia neurolingvistinis programavimas. Kai keiti žodžius, keičiasi vidinė savijauta. Ir tada kitaip pradeda veikti kūnas, emocijos ir visa dienos eiga. Ką darau aš rytais, kai tik pabundu? Sau pasakau, ačiū Kūrėjau, kad vėl pabudau. Ką tu norėtumei per mane šiandieną nuveikti? Tai mane iškart nukreipia į aukštesnį sąmonės lygį. Ne į problemas, o į galimybę būti kanalu. Į tai, kad ši diena ne šiaip dar viena diena. Ir kai taip pradedi dieną, viskas keičiasi. Nes smegenys gauna aukštos vibracijos signalą. Tu pastebi daugiau, tavo kūnas reaguoja kitaip į stresą, tarsi įsijungia papildoma jėga. Ir čia ne stebuklas, čia sąmoningas dėmesio perjungimas. Kai vietoje kodėl taip sunku, tu paklausi, ką aš galiu duoti per save šiandien. Viskas viduje keičiasi. Jeigu dabar jautiesi išsekusi, pamėgink tai. Ne tam, kad pabėgtum nuo to, kaip jautiesi, o tam, kad į tai įneštum sąmoningumą. Patikėk, tu turi daugiau galios nei atrodo. Ir jeigu tau surezonavo tai, ką išgirdai, parašyk komentaruose, kaip tu šiandieną jautiesi. Būk atvira. Tavo žodžiai gali būti reikalingi ne tik tau, bet ir kažkam, kas dabar išgyvena tą patį. Ir jeigu jauti, kad tai galėtų kažkam padėti, pasidalink. Gali būti, kad būtent per tave, kurie šiandieną nori kažką nuveikti. Siunčiu tau šviesos.